Sveiki! Kiekvienam kyla klausimas, kaipgi ir kur viskas vyksta radijuje. Galime pasigirti, jog šios didžiulės studijos kiekvienas kampelis puikiai žinomas. Nemažas būrys čia ir mūsų svečių pabuvojo. Norėtum užsukti čia ir tu? Eime! Net nesuskaičiuotume, kiek valandų trunka mūsų kūrybinės paieškos. Vėliau tenka maigyti klaviatūrą, medžioti įdomų žodį, rinkti rimtą, kartais ir nelabai, informaciją. Prisiminti visas lietuvių kalbos kirčiavimo taisyklės ir apsiginklavus kantrybę užsidaryti studijoje su mikrofonu. Laužyti liežuvį ir ištarti įmantriausius pavadinimus mūsų duona kasdieninė. Bet ir tuo nesibaigia kūrybinis procesas. Dar montuojame, renkame muzikinį foną. Ir štai, pagaliau kelių dienų darbas sugula vos į kelias minutės eterio. Viena svarbiausių informacijos rinkimo vietų, čia gimsta žinių tekstai, bendraujame vieni su kitais. Su jumis kiekvieną dieną, Nano radijo stotis. Čia daromi muzikiniai įrašai ir gimsta žinių šaukiniai, o ten studija skirta žinių įrašams. Radijo stoties Nano žinios. Nano radijoje yra 3 montažinės. Čia garsinami tekstai, redaguojami, montuojami, po to pridedama muzika ir leidžiame į eterį. Mano vardas Vilius Martinkus ir aš noriu pasakyti, kad mes Nano radijoje dirbame su profesionalia garso apdorojimo įranga Adobe Audition.